Senai matėmės, sveiki atvykę Žentelio kanalą. Šiandieną esam kosminiai stovyklai. Paskutinėje pamainoje ir turim vieną iš nebaigtų darbų, kuris yra šio labai kieto gigabitė monitoriaus apžvalga. Tai kol apžvelgsime ekraną, reikėtų parodyti dar kartą stovykloje, kas šiais metais gero, ką turime naujo, tai einam pasivaikščiosim po aplinką. Tai yra paskutinė pamaina, jinai prasidėjo šiek tiek anksčiau, viena diena ir toks įdomus faktas per pastaruosius metus ir šiuos, kad kiekvieną sekmadienį oras būdavo tobulas, kai reikia priimti vaikus, o visą savaitę būdavo, va toksai. Ir vakar aš pasakoju šitą istoriją tėvam, nes aš akivaizdžiai įsitikinęs, kad tai yra sekmadienis, nes tai yra įprasta ir tėvams sakau, matot, o šis sekmadienis pirmas lietingas ir vienas tėtis sako, tai kad žinokit, šiandieną šeštadienis. Tai va, turim mūsų antrą stovyklautojų dieną, sekmadienis ir oras kaip visada mus džiugina. Tai jaunimas gali maudytis ir vakare. Eisim, pasižiūrėsim, kaip sekasi žvejybai. Dar noriu jums parodyti mūsų naują Airsofto vietą. Tai šiais metais mūsų Airsofto arba kitaip sakant šaratašsvaidžio erdvė štai čia persikelia, turim dar daugiau vietos, atokiau nuo visų kitų, prisidėjo dar naujų rungčių, tai iš tikrųjų Airsoftas kaip ir kiekvienais metais sėkmingai konkuruoja su kompiuterių erdvė, nes visiems patinka turbūt jaunimui, kurie čia atvyksta pasišaudyti. Už manęs matote erdvę, kuri atrodo išties taip gražiai, fainai, tik tai niekaip nesugalvojam, ką čia būtų galima daryti. Tai jeigu, mielieji žiūrovai, turite idėjų, ką čia būtų galima padaryti, mielai jas komentaruose pasidalinkite jomis ir galbūt kitais metais jūsų komentaras virs realybę. Ačiū. Praeitais metais per video pamiršau paminėti, kad ne visos mūsų kūrybinės veiklos vyksta viduj kompiuterio erdvėj. Čia turim pavėsinę, kurioje vyksta muzikos kūrimo erdvė. Tai jeigu norite pažiūrėti, kokius muzikinius klipus nuo žodžių iki muzikos ir tų pačių klipų sufilmavo ir sukūrė mūsų jaunimas su specialistais, nubėkite į kosminės stovyklos YouTube puslapį, kur šie klipai yra patalpinti. Veikla, fulė vakare, kablą padarau jau leaderboardėje, ryte veikla. Praeitais metais, kadangi filmavom dienos metu paskutinę pamainos dieną, tai jau žvejų veikla nebevyko, tačiau sėkmingai kiekvieną dieną pas mus jaunimas žvejoja. Kiek čia pagauta žuvų buvo? Turbūt daug. Ir šiais metais, jeigu neklystu, buvo, kaip sakoma, pralenktas praeitų metų rekordas, pagauta daugiau turbūt negu 4 kg žuvis, kuris buvo turbūt tas amūras, teisingai. Tai va, tai tikrai mūsų stovykla pradeda rinktis vis daugiau žvejų, nes yra čia ką pagauti. Na ką, pasivaikščiom po stovyklą ir metas grįžti prie pagrindinės vakaro žvaigždės, tai OLEDinio gigabito ekrano. Ir trumpai jo specifikacijos, tai yra 1440p panelė, 27 coliai, 280 Hz, 1500 nitsų ryškumas, bei HDR kolonėlės ir taip toliau. Šiaip, aš negaliu atsižiūrėti, kokie jie yra ploni, iš tikrųjų labai gerai atrodantis ekranai apskritai OLED. Publika dažnas į mane kreipiasi su noru turėti geresnį setupą, geriau gaminti ir taip toliau. Jūs dažniausiai fokusuotės būtent į šitą daiktą. Taip, publika, FPS-ai visada yra svarbu, tačiau mano patirtis sako, kad tai yra langas į jūsų ekraną. Ir jeigu jūs planuojate rinktis geresnį kompą ar geresnį ekraną, tai visada ieškokit balanso, kad jums liktų biudžetas ant OLEDinio ekrano, nes daugeliu atveju, jeigu jūs žaidžiate ypač tokio pobūdžio žaidimus kaip Storyline, tai OLEDinis ekranas bus visada geresnis pasirinkimas negu daugiau FPS-ų. Dar be minėtų pagrindinių ekrano parametrų, tai jame yra ir papildomų, kuriuos dabar galėsite pamatyti birolose, tačiau pastatėm kitą gigabito tikrai gerą IPS panelę fast. Čia jums dar reikia kažką pasakot, jūs pažiūrėkit. Taip, ekrano kaina yra apie 550 €, yra galimybė įsigyti panašių modelių su mažiau hercų ir pigiau. Suprantu, kad tai yra 2, o kartais net ir 3 kartus brangiau negu standartinis IPS ekranas, tačiau skirtumas yra, kaip matote, akivaizdus.
Daugelis žmonių dar kažkodėl bijo OLED ekranų dėl to, kad, yra kažkur sena informacija plaukianti, kad jie išdega, bet noriu paminėti, kad tai yra 10-8 metų senumo informacija. Pats asmeniškai naudoju kelis ekranus jau 4 metai, nieko panašaus nematau. Taip pat kalbu ir su garantiniais servisais, kurie tvarko tokius dalykus, jie irgi sako, jų vis mažėja, nes daugelį ekranų, kaip ir šiame modelėje, yra apsaugos funkcijos sumažinančios išdegimus. Tai kadangi esame kosminiai stovyklai ir turime pilną stovyklautojų, tai reikia ir jų nuomonės turbūt paklausinėti, tai kuris ekranas jums yra geresnis? Manus ant kairės geresnis visai. Kairė. Ne, o padešinė, baltas labai gerai. Pala, tu apie kompą ar apie ekraną? Ai. Kuris ekranas? Man labiau po kairę. Okay. Kairys. Dešinysis. Dešinysis, o gerai. O kodėl tau dešinysis? Nes dešinysis mažiau stringa. Tai čia kompas. Tai jo. O aš kalbu apie ekraną. Tai mažiau stringa ir geriau atrodo, biškai šviesiau. Tai... Ekranas, okei. Geresnis kontrastas. O, kažkas gaudas. Tiesiog spalvos geresnis. Man jo patinka tokias tamsesnės, kur ne taip dulka, bet ten padešinė labai taip, Okei, o tau? Man tai, žymiai geresnė rezoliucija, o dešinėje labai dulkina, taip atrodo. Tai ar žinot, kokia ten panelė? Ne. Teisingai, OLEDas. O čia? IPS. O žinot, kokios dar panelės yra? Ne. Yra va ir tien. Tai IPS skaitos buvo geriausia, kol neatsirado OLEDas. Ar norėtumėt namie tokį ekraną turėti? Norėčiau labai. Labai. Žiauriai. Žiauriausiai. Patys turit kompus, atsivežė čia? Tai padarysim taip, kad rytoj jūs šitą ekraną pasidėsit į laboratoriją ir galėsit prasitestuoti ir pajausti, ką reiškia žaisti ant OLEDinio ekrano. Sveiki. Tai čia, ko Arnoldas nepaminėjo, paminėsim dabar čia. Norėčiau pasakyti, kad tai yra 4 generacijos OLED panelė. Pas mus monitorius yra su R gale, tai glossy versija, ko pasiekoje truputį atsispindžiai matosi, tačiau gaunam ryškesnį ir didesnį kontrasto pilną vaizdą. Taip pat yra matinė versija šios panelės, mažiau atsispindėjimų, tačiau gaunam netokią kokybišką ir ryškų vaizdą. Taip pat norėtum jums parodyti dar nustatymus bendrus monitoriaus. Tai yra įvairūs žaidiminiai nustatymai, super rezoliucija dėl sharpnesso, low inputas, display mode įvairūs. Picture šiuo metu yra HDR-as įjungtas, jūs anksčiau matėt SDR kontentą, limituotų laiku testavom, mums atrodė geriausia HDR Game versija, kur irgi yra įvairių nustatymų, kaip kiekvienas vartotojas savo nori susidėti. Pats vaizdas atrodo tikrai kokybiškas, šiuo metu yra 2K su DLSS, su on quality, path tracingu, jokio frame generation'o neturim ir manau gaunam tikrai kokybišką vaizdą naujam Resident Evil žaidime, ką galės pasitestuoti ir vaikai. Pats monitorius kaip OLEDas yra nuostabus, puikus, problemų kažkokių didelių nepastebėjom su jo, su spalvom truputį į minusų buvo, nes mūsų erdvė nėra optimali dėl minėto glossy versijos. Yra keletas atsispindėjimų, tokių dalykų, bet pats vaizdas, manau, tikrai, matot, yra neblogas. Tai kaip matom, net ir ant single player experience, kur turim tik tai 60 kadrų per sekundę, vaizdas tikrai yra pakankamai kokybiškas, dar turim implementuotą VRR technologiją monitoriuje, kuri mažina screen tearingą, ko pasakoje maži kadrai nentiek susikerta ir gaunam tą tokį smooth galutinį vaizdą. Asmeniškai su OLEDais kiek turėjęs, dabar apie metus laiko turiu savo darbą, irgi pasiėmęs OLED monitorių su burninu apsaugos nustatymais truputį turėjau pažaisti, nes mane jie pradėdavo nervinti po 3 valandų žaidimų ilgo, kad atsirasdavo. Aš juos išjungęs, naudodamas monitorių 8, 9, gal net ir 10 valandų, tarkim, vieną ilgesnę dieną, jokių problemų su burninu neturėjau. Verta paminėti, kad buvo monitorius nepaliktas ant desktopo viršelio, kur ir gali atsirasti tos burnino problemos. Tačiau jeigu tiesiog aktyviai naudojat monitorių, dažnai jam vaizdą keičiat, galbūt turit wallpaper engine, kažkokį nors wallpaperį, kuris aktyviai cikluoja. Burnino problemų negaliu komentuoti, kad mūsų kolegos darbe ar aš asmeniškai esu susidūręs. Kaip single player žaidimo monitorius galbūt nėra pilnai išnaudojamas, nes nėra dažnas single player žaidimuose žmogus, kuris gali spausti 280 kadrų per sekundę. Šiuo metu turim tik 60, bet tikrai galima naudoti, vaizdas popina, kontrastas yra. Truputį reikia paminėti, kad Windows'ų HDR implementacija nėra tokia aukšto standarto kaip tarkim PlayStation'o. Pasėdėjus valandą, 2 tikrai galima rasti kokybiškus gerus nustatymus ir tuo pačiu, jeigu turite Radeono ar Nvidia vaizdo plokštę, yra gilesni nustatymai, į kuriuos galite įlysti ir susidėlioti, kaip jums būtų asmeniškai patogiausia. Šiuo metu testuojant launch'ą galima paminėti, kad šešėliai ar tamsus atspalviai nėra antiek kokybiški, tačiau irgi nėra tinkama būtinai erdvė būtent šitai glossy versijai.
Pas ją yra kontrastas didesnis, spalvos geresnės, tačiau dėl didelio apšvietimo ir šviesų randam gan didelę dalį jo. Gerai, pakeičiam powerą, įsijungiam Battlefieldą, irgi 2K, ultra settingi, DLSS ant quality ir dabar greitesnio veiksmo žaidime, taip pat monitorius tikrai neatsilieka, HUD išjungiam, kad viską matytųsi. Ir net ir greit judinant pelytę tikrai galima susekti viską 150 FPS šiuo metu ir problemų didelių nėra. Dėl competitive žaidimų tikrai galima irgi naudoti monitorių, 0,03 reakcijos laikas, kito jokio input lago nėra. Botas mane nušojo, prasme, imagine. Ok, tai tokia trumpa techninė apžvalga. Dabar perdom kosminės stovyklos vaikam ir žiūrim, ką gero jie pasakys. Atrodo, kad labai daug hercų, labai gražiai atrodo. Spalvos, kad atrodo labai realistiškai. Namie tai pas mane labai nėra taip ryšku, nėra tiek daug hercų. Neatrodo taip realistiškai žaidimai kaip čia. Gerai, viskas matos. Aš žaidžiu su sesės, jis yra paprastas. Realybėje viskas atrodo. Kiek galvoji šitas monitorius kainuoja? 3000 gal. Jis 550 kainuoja. Kur tamsu, norėtus, kad geriau matytus, kur tamsu. Truputį per tamsu tose vietose. Aha. Irgi čia reikia paminėti, kad galimai vartotojai blogai susetupino. Arba Windows HDR yra tiesiog lievas. Šitą tai reikia šauktuką uždėti. Labai geri grafikai. Nelagina. Čia nematau jokių minusų. Pas mane labiau ten striginėja. Pas mane tokios tamsios vietos nėra tokios šviesios. Pirktum tokį monitorių? Jo. Kiek galvoji jis kainuoja? Gerus 800. 550 kainuoja? Pigiai. Tai iš tikrųjų labai geras tas monitorius. Labai tamsu kai kuriuose vietose. Niūrus, niūriai. Galvoji, kad tamsios vietos turėtų būti šviesesnės truputį? Ja. Okay. Kaip va, šitoj vietoje yra taip šviesu gana. Kokį namie monitorių turi? Alienware. O kaip su palyginus į Alienware? Kuris tau labiau patinka? Šitas ar tavo namie esantis? Šitas. Daug pikselių yra. Tai va, tokia ta monitoriaus apžvalga. Baigėsi stovykla, esam jau ACPC. Turiu depresiją, parodysiu kodėl. Tai prisivežėm visus daiktus, čia yra baisu. Ten yra tragedija, aišku, prieš rugsėjį kyla pardavimo ACPC, tai turim dar daugiau prekių. Taip, nubėkite į ACPC LT, pasižiūrėkit, kad turim gero. Ir man reikės visą šitą jovalą susitvarkyti. Kosmosas. Tai tokia ta monitoriaus apžvalga. Tikiuosi patiko. Šiaip žiūrėjau, kaip Dovis darė analizę, tai galiu pasakyti geriau už mane. Tai komentarus rašykite, ar norėtumėte pamatyti daugiau video, kuriuos daro ne tik aš, bet ir mano komandos dalis. Kalbant apie ateinančius video, tai nežinau, tokia informacija, kad išvykstu į Aziją su vienu bilietu pusę, kada grįšiu, nežinau. Tai yra galimybė, kad mano kolektyvas keltų video į kanalą, tai būtinai parašykit komentaruose, ar norėtumėt, kad jie apsimtų tai daryti. Dar didžiulė padėka Gigabitui, kad paremė šitą video, kad atsiuntė produkciją, kurią galėtume apžvelgti. Iš mano pusės, tai galiu pasakyti, rekomendaciją Gigabito produkcijai mes turime. Dažnu atveju jinai mūsų nenuvylė, kaip ir nenuvylė šitas ekranas. Tai jeigu patiko šitas video, spauskit like, pasidalinkit su kažkuo kitu, parašykit komentarą ir susimatysime turbūt sekančiose video.